Mini būto antra dalis. Sienos baltos išdažytos, plytelės vonioj sudėtos, tad pasižiūrim dabar, kaip viskas vyko, o tada pašnekėsime apie kainas. Gipsininkai pabaigė savo darbus ir turi tuoj neužilgo atvažiuoti elektrikas. O man reikės šiandien nuvažiavus šiek tiek padaryti tvarkos. Bardačinas, kurį reiks sutvarkyti. Prie kompo lengviau sėdėti. Šiek tiek padirbėta. Apsišloviau, apsitvarkiau po visą didžiausią bardaką. Tai preliminariai, kad pačiam biškį maloniau būtų užeiti. Nežinau, greičiausia kitą savaitę reikės gal siurblį paimti ir normaliai prasiurbliuoti. Kokias didesnės šiukšlės apsirinkau. Taigi trumpai dabar update'as. Ką padarė chebra? Gipsas, paslėptas kondicionieriaus takelis, šita siena atstatyta visa. Tai gipsininkai šitą sieną, čia naujo lakštą, suformuotas sienelė šita suformuota. Čia nais bus baldas, spintelė su veidrodžiu, čia dušas. Taip pat gipsininkai šiek tiek ištaisė brokus, kas buvo padaryta rangovo nuo pat pradžių. Tai va, ir vakar vakare gal apie 11 val. Gipsininkai pabaigė. Šiandien iš ryto jau susiskambinau su elektriku, kuris atvažiavo pabaigti darbų. Kadangi gipsininkai uždengė, reikėjo persukti šitas 3 dėžutės, jos irgi kreivos šleivos buvo iš pat pradžių. Išlygino čia ir termostatas. Termostatas buvo kažkodėl čia padarytas, nors rozetė apačioj, o termostatas čia buvo. Tai su elektriku nusprendėm, kad simetriškai gražiai išlyginam. Tokios tokelės. Apsišluota, apsitvarkyta minimaliai. Maloniau bus pačiam užeit ir kitiem meistram. Dėl kitų darbų buvau suplanavęs, kad po gipsininko ir elektriko ateis tinkuotojas dažytojas, viską nutinkuos, viską nudažys. Bet pašnekėjęs su gipsininkais, sako, jeigu tau gipsininkai sako, jeigu tau viską nudažys, sutvarkys visas sienas ir paskui ateis plytelės dėti, tai vėl dulkės, purvas, bus visos sienos apdulkėjusios. Taip, kad patarimas logiškas, tuom ir toliau tęsim. Dabar bus plytelės. Varom iki buto, išsimatuosim vonę, pasiskaičiuosim, kiek reikia plytelių ir važiuojam rinktis plyteles. Grindim reikės, šiaip jeigu taip dėti 13, bet kadangi formuos nuolydžius visokius, taip jas nupjausis, tai 15. Dekoratyviniai sienai ir į vidų į nišą sudėti išcentruoti 17. O visom sienam 90 ant 30 plytelių reikės 55. Mano skaičiavimai. O kažką alternatyvą? Tada čia panašaus. Kažkas tamsesnė, kažkiek panašaus. Šitiek pilkšnesnė. Truputį paliekė, vėliau balsavė, o pilkesnė. Nu, minimaliai. Bet vis tiek, matot, čia gelsvesnis, čia šaltesnis atspalvis. Nu čia aš Jo, į tavo. tai beveik vienodai.
Jos gal tekstūra Tekstūros daugiau šiek tiek. O čia būtų ta pati kolekcija. Čia būtų tie patys akmenukai, tas pats vaizdas. Čia į dušo zoną galima Galima. įdėti, ne? Taip. Nebus labai jau ten slidi. Nebus. Na ir dabar šiek tiek matematikos, pasižiūrim, kiek viskas kainavo šiai dienai, kas yra nupirkta, kas pasiruošta ir kas dar laukia. Tad pradedam skaičiuoti, pradėsim nuo vonios. Santechniko darbas 300 €, medžiagos 250, VC remo komplektas 290 €, latakas 202 €, šių medžiagų pristatymas 15 €, betonavimas 600 €, kondicionierius pravedimas visas 325 €, rekuperatorius nupirktas 319 €, kondicionieriaus vidinis ir išorinis blokas 807. Elektriko darbas. Visi laidai, visas apšvietimas, ledai pravesti, sudėtos papildomos dėžutės 600 €. Gipso darbai. Medžiagos 190 €, pristatymas 50, už darbą chebra paėmė 450. Vonios plytelės 618,38 €, pristatymas 70 €, klijai, gruntai, hidroizoliacinės medžiagos kampai ir taip toliau 361,50 €, elektrinis kilimėlis sumontuotas 111,39 €, už visą darbą 2247,60 €. Sienų glaistymas dažymas 1600, už medžiagas 205 €, 95 €. Ok, ir dabar dar ant greičio paskaičiuokim, kas dar laukia, kokias išlaidas dar turės būti. Taigi, lubos, šviestuvai, užuolaidos, rekuperatorius ir kondicionierių sumontavimas, rozečių jungiklių sudėjimas, grindis, grindjuostės, skambutis, durys. Nu ir kas vonioj laukia. Dušo sistema, kabina, kriauklė, maišytuvas, gyvatukas elektrinis ir skalbenkė. Ir bendra suma gaunasi 16,600 apvalinimas. Tad dabar galim pasižiūrėti į įmonės, kurios turi pilną apdailą su šiuo būdu. Kreipiausi į 3 įmonės. Šio projekto partneriai siūlė 17 345 €, kitos 2 įmonės 18,19 €. Tad vertinant pirmą variantą, į jį dar reikėtų įtraukti, ne tik pirmą, ir antrą, ir trečią. Į jį reikėtų įtraukti dar užuolaidų kainą, rekuperatorius, kondicionierius, pravedimas, sumontavimas ir visa kita. Ir sutaupyta kaina gaunasi 3000 € su trupučiu. Taip pat dar paminėti reikėtų, jog pas mane buvo atliktos papildomos elektriko paslaugos ir gipsininkai, plus medžiagos, kurias naudojau, kiek kokybiškesnės už tai, ką siūlė tos įmonės. Tad ta sutaupyta suma didėja, bet apsistokim prie 3000. Kaip manau, gana nebloga suma sutaupyti. Na, spręskit patys apie, ar verta įsirenginėti, ar neverta įsirenginėti, ar geriau samdyti ir nesukti savo galvos. O mes dabar susimatysim trečioj daly, kuri turėtų išeiti po kokio gal mėnesio, gal biškelį anksčiau, kai jau bus viskas padaryta. Lubos, grindis, kondicionieriai, jungikliai, viskas sudėta. Ir trečioje dalyje mėginsim su dirbtinio intelekto pagalba susikurti savo interjero vizualizacijas, pasižiūrėti, kiek tai yra paprasta. Tad susimatom po gerą mėnesio.